Sveiki visi, su jumis aš CSS pamokas, aš šiandien sukūriau pamokėlę, kaip į CS1.6 sukelti C botą. Pirmiausia, einam į Google ir įsivedam cheats.lt. Tada pasileidžiam patį pirmą. Kai matot, čia toksai atsiranda katalogas. Tada spaudžiant, matot suntinių kategorijos ir spaudžiat CS cheatai. Paspaudžiam. Ir va, tarkim, yra RIMBot. Spaudžiam ant šito. Tada spaudžiam va šitą RIMBot. Spaudžiam download mygtuką. Ir tarkim, persiuntę ir desktopę susikuriam naują folderį, pavadinimu kaip norite. Aš tai rašau counter, tarkim. Nepykite tokių counter-im. Kai pasileidžiam šitą, tai patogiausia, man patogiausia. Tada atidarom šitą ir pasirinkam visus failiukus. Pasileidžiam internetą, jeigu iš pradžių padarėte, tai gerai. Tai čia įsikeliam. Tada viską galite užjungti, tą internetą ir kitą toliau. Pirmiausia, pasileidžiat tą counter-imą ir viską įsikėlėt ir pasileidžiat va šitą va exe failiuką. Pasileidę jums išmeta tokį langą whitening for hl.exe. Gerai. Pasileidžiam kokius tarkim 1.6. Kai matote, aš žaidžiu ant tokio nepilno ekrano ir prisijungiam į kokį nors serverį. Aš dabar eisiu Lietuvos public serverį ir jums aš viską pademonstruosiu. Pasakius. Gerai. Kol čia viskas vyksta. Viską. Gerai, nusiperkam, tarkim, belė kokį būną ir einam į karą. Matote, pingas nėra didelis. Tai mums gali būti nelyg sterų žudyti. Va, matot, nužudžiau jau vieną. Čia matot obolys. Headshot to warrior pro kill. Geimą. Ką čia dar pasakyti? Matote, viskas veikia. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo CSS pamokas ir pradedam mažą pamoką.